broliai seserys, draugai, bičiuliai, 2025 jau eina į pabaigą. Baigėsi taip pat ir adventinis laikotarpis. Sekmadienį mes jau švęsime 4-ąjį advento sekmadienį, laukdami užgimsiančio viešpaties Jėzaus Kristaus. Tai džiaugsmas, viltis, šviesa visam pasauliu, o ypatingai mums krikščionims. Nes mūsų išganytojas, mūsų sielos gelbėtojas ir draugas gimė ir atėjo į šį pasaulį. Tuo mes džiaugiamės ir tai nepaprastai vertiname. Kūčių dieną mes kviečiame 15 val. Į šlovinimo popietę. Tai bus neilgas susirinkimas, kai mes giedosim giesmes, skaitysim Dievo žodį, melsimės, pabūsime draugiai vienas su kitu, kad padrasintumėm tikėjime, kad nusiteiktumėm, primintumėm vienas kitam, kad mes gyvename ne tik vartoti, būti, kažkur keliauti, kažką pasiekti, valgyti ir turėti, bet kad esame pašaukti būti su Kristumi, esame pašaukti branginti ir vertinti tai, ką Jis padarė dėl mūsų. Pabuvę draugiai, kūčių dieną, mes grįšime į savo namus, galbūt vieni pas kitus ateisime į svečius ir tuomet švęsime laukdami Kristaus, gimsiančio Kristaus. O jau pirmąją Kalėdų dieną, 25 dieną, 11 ryto, mes turėsime šventinės pamaldas mūsų bažnyčiai. Ir aš kviečiu dalyvauti, ateiti, būti, švęsti, džiaugtis kartu, ateiti kartu su šeimos nariais, draugais, bičiuliais ir kartu mums visiems giedoti vieną giesmę, kartu melstis vieną maldą ir klausytis Dievo žodžio, prisiminti Kristų, švęsti Jo žodį, klausyti, paklusti, naujai pasišvęsti jam, nes tai yra labai prasminga, tai yra teisinga, tai yra gerai. Taigi laukiant šitų gražiausių metų švenčių, aš linkiu kiekvienam jaukių vakarų, gražių prisiminimų, puikių bendryšių, bet labiausiai linkiu, kad kiekvienas iš jūsų, kiekvienas iš mūsų turėtume laiko maldai, apmąstymui Dievo žodžio, kad šios Kalėdos būtų mums krikščionims naujas pasišventimas, tos meilės Kristui atnaujinimas, o tiems draugams, kurie galbūt dar nesate krikščionis arba nesate apsisprendę būti krikščionimis, aš linkiu pažinti Kristų. Linkiu sužinoti, koks Jis yra ir galbūt išdrįsti sykį gyvenimą, šauktis Jo vardą, tai reiškia melstis ir prašyti Viešpatie Jėzų. Jeigu tu esi toks, koks esi, jeigu tu esi toks, kaip rašo apie tave šventasis raštas, prašau, apreišk save mano gyvenime ir padėk man tave pažinti. Ši malda gali pakeisti tavo gyvenimą. Aš tai patyriau ir liudiu, kad tai gali pakeisti kiekvieną iš mūsų gyvenimą. Taigi, su gražiausiam metų šventėmis ir iki susimatymo bažnyčiai. Iki draugai.